Sveiki, mano vardas yra Snieguolė Malevskaja ir aš esu Peterbore, Jungtinėje karalystėje gyvenanti lietuvė. Aš taip pat esu Fistelmore medicinos įstaigos pacientė. Ir kaip pacientė šiandien noriu įrašyti šį filmuką ir pakalbėti apie vakcinas. Tai pirmoje eilėje, kas yra vakcina? Vakcina tai yra injekcija, tabletės arba geriamieji lašai arba nosies purškalas apsaugantys nuo infekcijų. Yra daugybė vakcinų rūšių. Skirtingos vakcinos apsaugo nuo skirtingų ligų. Vakcina tam tikra prasme moko kūną, kaip apsiginti nuo ligos. Pasiskiepijus, jie dažnai gali suteikti apsaugą visam likusiam gyvenimui. Jei kontaktuojate su sergančiu infekuotu asmeniu, vakcina gali užkirsti kelią užsikrėsti tą ligą. Kaip Anglijoje siūlomos vakcinos? Šeimos gydytojai kviečia paskiepyti visus kūdikius ir vaikus. Šios vakcinos apsaugo juos nuo mirtinų ligų, padeda jiems augti sveikais. Vaikai tam tikrų laikų gauna tam tikras vakcinas. Tačiau jei jos dėl kokių nors priežasčių praleidžiamos, tai dažniausiai galima pasiskiepyti ir vėliau. Neretai kai kurie tėvai sunerimsta dėl to, kad vaikai, būdami dar maži, gauna daug vakcinų. Tačiau tai yra labai saugi praktika jau daugelį metų. Tikrai yra svarbu, kad maži vaikai gautų vakcinas, nes būtent jiems labiausiai gresia mirtinos ligos dėl silpnesnės imuninės sistemos. Taip pat yra ir kitos vakcinos, kurios siūlomos reguliariai, nes kai kurios infekcijos, tokios kaip gripas ar kovidas, laikui bėgant gali keistis. Būtent dėl to kiekvienais metais gydytojai ir mokslininkai kuria vakcinas, apsaugančias nuo naujausių infekcijų rūšių ir šeimos gydytojai vis kviečia pasiskiepyti iš naujo. Vakcinos yra skiriamos žmonėms, kuriems gresia didžiausias pavojus ir kuriems reikia pasisaugoti. Kokios vakcinos jums reikalingos, atsakys jūsų šeimos gydytojas. O kaip tikrinamas vakcinų saugumas? Kadangi kasmet paskiepijami milijonai žmonių, yra svarbu, kad vakcinos būtų labai saugios. Tad kai gydytojai ir mokslininkai jas kuria, jie atlieka daugybę skirtingų bandymų ir testų, kad įsitikintų, jog skiepytis jomis yra saugu ir kad jis suteikia tinkamą apsaugą nuo infekcijų ir ligų. Atliekant šios tyrimus, taip pat įsitikinama, kad šalutinis poveikis yra minimalus. Visos vakcinos yra nekartą ištiriamos ir išbandomos prieš jas patvirtinant ir pateikiant visuomeniai, net tuo atveju, kai pati vakcina būna sukurta gana greitai. Koks yra dažniausiai pasireiškiantis šalutinis poveikis? Kiekviena vakcina gali sukelti šalutinį poveikį, tačiau tai nereiškia, kad ji yra nesaugi ir ne visiems pasiskiepijusiems jis būtinai pasireikš. Dažniausias šalutinis poveikis yra rankos, į kurią buvo skiepytas skausmas. Dėl to nerimauti neverta, nes tas skausmas paprastai trunka tik porą dienų. Jei skausmas vargina, galima vartoti nuskausminamuosius vaistus. Kai kuriems žmonėms po vakcinacijos gali pakilti temperatūra ir skaudėti galvą. Vėlgi, nerimauti nereikia, o galima išgerti vaistų nuo skausmo ir stengtis pailsėti, ko paprastai pakanka, kad pasijausti geriau. Ar galima skiepytis, jei nevalgau mėsos ar kiaulienos produktų? Daugumos vakcinų sudėtyje nėra gyvulinės kilmės produktų, tačiau Jungtinėje karalystėje yra 3 vakcinos, į kurių sudėtyje įeina kiaulienos želatina. Tai vaikams skirta vakcina nuo gripo, kuri yra purškiama į nosį, viena iš galimų MMR vakcinų ir viena iš vakcinų apsaugančių vyresnio amžiaus žmonės nuo juostinės pūslelinės. Tačiau žmonėms nenorintiems jų vartoti yra keletas alternatyvų. Injekcinėje vakcinoje nuo gripo kiaulienos produktų nėra. Taip pat yra MMR vakcina ir vakcina nuo juostinės pūslelinės, kurių sudėtyje nėra kiaulienos produktų. Jei nerimaujate dėl to, kad jūs arba jūsų vaikai bus skiepyti vakcinomis, kurių sudėtyje yra kiaulienos produktų, galite paprašyti būtent šių alternatyvų. Žydų bendruomenės religiniai lyderiai teigia, kad pagal žydų įstatymus produktai, kurių sudėtyje yra kiaulienos želatinos, įskaitant vakcinas, kremus ir tepalus, yra priimtini. Kai kurie musulmonų lyderiai taip pat nusprendė, kad želatinos naudojimas niekaip nepažeidžia jų įstatymų.